Sveikos mergelės. Kaip visada prašau spausti patinka, prenumeruoti, dalintis įrašu ir stebėkite Facebook'e, į kurį aš dedu visą pagrindinę informaciją. Taigi, mielos mergelės, kas jūsų laukia darbe? Šią savaitę svarbiausia nekristi į kraštutinumus, kadangi jūsų perfekcionizmas yra visiems žinomas kolegom, tad gali jums užkrauti valdžia ar pats savo užsikrauti ant pečių kažkokią tai atsakomybę labai didelę ir po to stengiantis ypatingai preciziškai viską padaryti, galite pulti į kraštutinumus. Todėl dar kartą pabrėžiu, visur turi būti saikas, laikas ir vieta. Dabar, aišku, jūsų kolegos tai ir pavydės ir kartu žavėsis jūsų tuo punktualumu, tikslumu ir galų gale savaitės vidury padaryta kažkokią tai labai didelę pažangą. Savaitgalis bus labai puikus, dirbti tikrai nedirbsite, tingėsite, vartysitės nuo šono ant šono, nuo stalo ant sofos ir nuo sofos vėl prie stalo. Kažkaip tai visiškai taip toks normalus periodas ir nežiūrinti tai, kad savaitės pradžia bus labai sudėtinga, vis tiek bus viskas nepaprastai praeis gerai, gražiai ir harmoningai. Tai va. Piniguose viskas yra stabilu, kažkokių didelių nereikia bijoti išlaidų, net jeigu ir išsileisite šiek tiek šventėm, nieko tokio, viskas ten susitvarkys ir atsistatys tie pinigai. Tai va, dabar investuoti šią savaitę tikrai prieš Velykų jums būtent netinka. Vieniems ženklams tinka, kitiems netinka. Todėl ypatingai, jeigu niekad nesate investavę, jeigu jūs kažkas kviečia investuoti iki Velykų, sakykite ne. Praeis po Velykų periodas ir tada žiūrėsim, kada jums patogiau. Savaitės to labiau tos periodo pabaigoj bus žymiai didesnis aiškumas po švenčių, o dabar geriau susilaikyti nuo kažkokių tai abejotinų ar skubių investicijų. Dabar noriu pasakyti, kad galimas šią savaitę nedidelis pelnas, virš normos, gal jums premiją išrašys, gal dar kažką tokie, gali nukristi netikėti pinigai. Tai va, dabar meilė, pasižiūrim, ką čia aš pasižymėjusi. Ramus, harmoningi santykiai. Tie, kurie ieškote partnerių, galite susipažinti per darbą, darbo sritį, darbo vakarėlius, kažkokią bendrą veiklą, gal hobio klasę. Bet vis tiek būtent pabrėžta, kad mergelėms ši savaitė susipažinti yra pakankamai palanki. Savaitgalis bus tiem, kurie jau porose tikrai pakankamai šiltas ir draugiškas ir tokio konfliktiškumo tikrai nebus. Ir rodo, kad jūs labai norėsite ir mokėsite išreikšti savo jausmus šiuo periodu. Taigi, mėlieji, kurie vieniši ieškote partnerystės būtent veikloj, tai jeigu jau kviečia kažkas į renginį, klasės, mokyklos, universiteto ar darbo, tai tikrai nevenkite, lėkite pasipuošę ir žiūrėkite, kas nuo jūsų nenuleidžia akių. Dabar sveikata, mityba. Ir įdomu tai, kad kažkaip tai nebus jokių sutrikimų sveikatos, tik tiek, kad gali būti su miegu problemos. Tai ar nuo persivalgymo, ar šampano per daug, ar brendžiuko, jeigu vyrai, tai čia klausimas. Todėl reikėtų labai kažkokio tai santūrumo prie stalo, nes jums kaip, nedaugelių ženklų, bet šią savaitę yra perspėjimai tokie, kad labai saikingai su maistu ir gėrimu. O kadangi Velykos, tai natūralu, kad to ir maisto ir gėrimo bus apsčiai. Tai labai prašau, saikingai ir pamatysite, kaip bus šaunu. Ir be to dar pasakymas, kad netgi nuo pat 1 balandžio turite labai daug miegoti, nes miegas irgi jums pagerins labai savijautą. Taigi, brangieji, gyvenkite sveikatoje, laimėje, turte, harmonijoje ir taikoje gyvenkime. Ir su artėjančiam šventėm laimingų, prasmingų Velykų. Iki.